toliau tęsia docentė Asta Stankuvienė apie senstančius inkstus. Docentė vadovauja stacionaro baisiam skyriui Kauno klinikose. Tai yra nepaprastai sunkus skyrius, bet turbūt visi, kas dirba nefrologijos stacionaruose, turi tokius pačius sunkius skyrius. Prašau, Asta. Labadiena, mėly kolegos. Šiandien aš norėčiau Jums papasakoti apie senstančius inkstus ir kaip atskirti amžinius pokyčius nuo patologijos. Iš tiesų tai yra labai nedėkinga tema, nes šiuo metu vyrauja jaunystės kultas. Ir jeigu kai kurie turi iš tikrųjų gerą genetiką, kiti turi gerus plastikos chirurgus, kiti su plastinėm operacijom persistengia, sugadina, matot, ir veidus, ir kūnus, ir likimus. Kai kurios įžymybės visgi pasirenka senti natūraliai, todėl kad senėjimas tai yra negrįžtamas natūralus procesas, kurio metu organizmas dėl susidėvėjimo keičia struktūrą, funkcinės galimybės ir savybės. Ir be jokios abejonės galutinė senėjimo stadija yra mirtis. Todėl šiuo metu vis dažniau naudojamas yra kitas terminas – amžėjimas. Ir štai Valstybinė lietuvių kalbos komisija jį siūlo naudoti kaip daiktavardžio senėjimas sinonimą, vengiant tiesioginių negatyvių asociacijų su senumu, su senatve, nes, kaip sakė Povilas Krivickas, žymiai maloniau yra neniūriai senti, o tiesiog ramiai pamažu amžėti nuo pat gimimo dienos. Jūs turbūt skaitydami literatūrą dar galite susidurti su terminu ląstelių senescencija. Tai yra iš tiesų labai sudėtingas biologinis procesas, kurio metu ląstelės praranda savo pagrindinę funkciją, nustoja dalintis ir augti. Ir kaip matote, dėl įvairiausių veiksnių, dėl DNR pažaidos, dėl trumpėjusių telomerų yra paveikiami pagrindiniai transkripcijos veiksniai, kurie vėliau tarnauja ir kaip amžėjimo žymenys ir yra sustabdomas ląstelės ciklas. Ląstelė įkrenta į komą, sakyčiau. Jinai nesidaugina, nesidalina, bet jinai ir nemiršta. Jinai lieka metaboliškai aktyvi ir pradeda siųstis SOS signalus. O senėjime tas vadinamas SASP, tai yra su senescencija asocijuotas sekretorinis fenotipas, tai yra išskiriama masė įvairių medžiagų, uždegiminių citokinų, profibrotinių medžiagų ir skatina aplinkinių audinių fibrozę, uždegimą, imunoagingą ir skatina greta esančias ląsteles toliau senti ir taip vyksta procesas. Taigi, apie ką mes šiandien kalbėsim? Kalbėsim, kas vyksta inkstuose senstant arba amžėjant, kas tai lemia ir ar yra kažkokios tai galimybės tą stabdyti ir kokios yra inkstų amžėjimo ir lėtinės inkstų ligos sąsajos. Pradėti norėčiau nuo klinikinio atvejo. Tokių pacientų praktiškai kiekvieną dieną ateina pas nefrologą. Tai yra 79 metų moteris, šeimos gydytojo nukreipta nefrologo konsultacijai dėl ilgiau negu 6 mėnesius randamo sumažėjusio GFG. Inkstų ligom nesirgusi, kelis kartus buvę šlapimo pūslės uždegimai, keli metai padidėjęs kraujospūdis, vartojanti hipertenzinius vaistus. Kaip matot, objektyviai nieko ypatingo, echoskopiškai inkstai normalaus dydžio, šiek tiek suplonėjusios parenchimos, yra pora parenchiminių nedėlių cistelių. Laboratoriniuose tyrimuose anemijos nėra, šlapimo tyrimas normalus, patologinės albuminūrijos proteinūrijos nėra, biocheminis tyrimas idealus, visi tyrimai normos ribose, tik tai apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis yra sumažėjęs. Teoriškai mes galim užrašyti lėtinės inkstų ligos diagnozę, tačiau ar iš tikrųjų yra taip, galbūt glomerulų filtracijos greičio sumažėjimas yra susijęs su senėjimu. Iš kur mes žinome, kas vyksta senėjimo metu? Iš tikrųjų, pagrindiniai informacijos šaltiniai apie natūralų amžėjimą yra gaunami iš gyvų inkstų donorų tyrimų.
O apie lėtinę inkstų ligą, apie patologiją, apie patologinius pokyčius mes sužinome iš diagnostinių biopsijų ir autopsijų. Taigi, histologiškai, natūraliai senstant, pirmiausia atsiranda arterijų sklerozė, arteriolosklerozė, vystosi glomerulų išemija ir atsiranda pilna glomerulų sklerozė. Po to šalia nukenčia su glomerulu susijęs kanalėlis, vyksta jo atrofija, intersticiumo fibrozė ir taip pamažu mes kasmet po 50 nefronų kasdien netenkame. Dalis tų nefronų yra rezorbuojama ir likę nefronai hipertrofuoja, bet jie hipertrofuoja ne glomerulų sąskaita, o hipertrofuoja kanalėlių sąskaita. Jie išsiplečia, atsiranda divertikulai, kurie po to virsta cistomis. Makroskopiškai matom mažėjančius inkstus su amžiumi. Plonėja žievė, mažėja jos tūris ir storis. Iš tiesų atsiranda sinusų riebalų kiekis padidėja, atsiranda aterosklerozė pagrindinėje arterijoje. Inkstai pasidaro nelygaus paviršiaus, didėja cistų kiekis, didėja cistų tūris. Ir jeigu tirtume sveikus žmonės, virš 70 metų trečdaliui galima rasti cistų inkstuose. Kiek normalu rasti, tai iš tiesų rodo tyrimai, jeigu žmogui yra virš 70 metų, normalu rasti yra 2 cistas, kurios yra iki 3 cm dydžio. Kaip jau minėjau, amžėjant daugėja ir nefrosklerozės ir gyvų donorų biopsijos tyrimai parodė, kad jeigu yra pacientas virš 70 metų, tai praktiškai glomerulosklerozės randama iki 75% biopsijos medžiagos. Ir kiek yra normalu rasti sklerozuotų glomerulų, tai priklauso nuo paciento amžiaus ir nuo glomerulų skaičiaus biopsiniai medžiagoje. Sakykime, jeigu yra biopsiniai medžiagoje 15 glomerulų ir pacientas yra virš 70 metų, tai normalu rasti 4 sklerozuotus glomerulus. Kaip jau irgi minėjau, inkstų dydis mažėja amžėjant. Tačiau ne iš karto ir echoskopiškai ne iš karto pamatysim sumažėjusius inkstus. Praktiškai nuo 30 metų jau pradeda mažėti žievės tūris, bet inkstai pradeda mažėti echoskopiškai nuo 50 metų, kadangi dar kompensuoja medulinio sluoksnio padidėjimas dėl to, kad ten daugiau tų įsiplėtusių kanalėlių. Pagrindinį vaidmenį senstant inkstams vaidina senescentinės ląstelės. Dėl tų anksčiau mano minėtų įvairių mechanizmų, čia ir klota dalyvauja, tų ląstelių daugėja ir taip pamažu nukenčia inkstų funkcija, sumažėja reparacinės savybės, sumažėja inkstų rezervas ir padidėja jautrumas įvairiems išoriniams veiksniams. Todėl senstant vyresni žmonės yra labai jautrus ūminio inkstų pažeidimo, rizika didėja ir jeigu mes pasižiūrėtume su kiekvienais metais, daugėja net ir to labai sunkaus inkstų nepakankamumo, kuriems prireikia dializių. Kita vertus, kas dar yra blogai, kad tas ūminis inkstų pažeidimas kartais gali būti paskutinis lašas vyresniam žmogui, kadangi dėl tų visų senescencinių mechanizmų mažai jau grįžta į tą pradinį lygį, o pereina į lėtinę inkstų ligą. Dėl inkstų kanalėlių senescencijos atsiranda jų taip pat disfunkcija. Pirmiausia, tai mažėja koncentracinė galia. Ir vyresni žmonės šlapinasi, ne tik dėl prostatos patologijos, ir moteris šlapinasi dažniau naktį. Kita vertus, jau jūs turbūt pastebėjot klinikinėje praktikoje, vyresniems žmonėms yra labai dažna hiponatremija dėl sumažėjusios natrio reabsorbcijos distaliniuose kanalėliuose. Jiems dažnesnė yra ir hiperkalemija dėl sutrikusios natrio kalio T fazės surenkamuosiuose kanalėliuose ir todėl labai reikia atsargiai su spironolaktono vartojimu.
Dažnesnė yra ir acidozė, profesorius minėjo, kaip blogai yra acidozė. Dėl to, kad inkstų kanalėlį nesugeba gaminti tiek amoniako, tiek vandenilio jonų ir šlapimas tampa nebe toks rūgštus, o rūgštus tampa kraujas. Dėl endotelio ląstelių ir podocitų senescencijos didėjant amžiui vystosi glomerulų sklerozė ir mažėja GFG. Anksčiau buvo manyta, kad GFG kasmet sumažėja po 1 ml per minutę vyresniem negu 30 metų pacientams. Ir iš tiesų tą visiškai pagrindė tyrimai su gyvais donorais, kaip matote, iki 35 metų glomerulų filtracijos greitis yra stabilus, o paskui liniškai pradeda mažėti. Moterim beje mažėja greičiau, vyram truputėlį lėčiau, bet vis tiek vidurkis yra apie 0,75 ml per minutę standartiniam kūno paviršiaus plotui. Taigi, dabartiniais epidemiologiniais tyrimais remiantis, mes kas antram pacientui vyresniam negu 75 metų tikrai galėtume užrašyti lėtinę inkstų ligos diagnozę. Ir kartais iš tiesų tą atskirti nėra taip paprasta, kadangi tiek inkstų senėjimo, tiek lėtinės inkstų ligos patogenezės molekuliniai mechanizmai yra visiškai tokie patys. Dalyvauja tie patys faktoriai, tie patys veiksniai per tuos pačius mechanizmus. Ir todėl kartais lėtinė inkstų liga dar vadinama priešlaikiniu ir pagreitintų inkstų senėjimu. Kita vertus, yra tam tikri pokyčiai, kuriais mes galėtume diferencijuoti tarp lėtinės inkstų ligos ir amžiaus sukeltų pakitimų. Visų pirma, lėtinės inkstų ligos metu bus žymiai labiau išreikšta glomerulosklerozė ir tubulio intersticiumo fibrozė bei atrofija, nei fiziologiškai senstant to patiems amžiaus pacientams. Labai svarbus diferencinis požymis yra židininė segmentinė glomerulosklerozė ir glomerulų hipertrofija. Natūraliai senstant tai nebūdinga. Tai yra jau lėtinės inkstų ligos požymiai ir atsiranda progresuojant būtent patologijai, o ne fiziologijai. Be abejonės, lėtinės inkstų ligos metu gali būti randami ir kiti specifiniai tai lygai ligos požymiai, tiek biopsiniai medžiagoje, tiek vaizdiniuose tyrimuose. Ir kas dar yra įdomu, kad natūraliai sensant labai ilgai išlaikomas natūralus albumino išsiskirimas pro inkstus, tai yra albuminūrija nebūdinga. Kita vertus, jeigu mes ją nustatysim pagal albumino kretino santykį, tai jis kartais gali būti klaidingai padidėjęs dėl to, kad mažėja raumenų masė. Ir dėl sarkopenijos mes turėsim tą santykį padidėjusi. Todėl visgi reiktų tokiais atvejais pažiūrėti, kokia yra paros albuminūrija. Kodėl yra blogai lėtinės inkstų ligos hiperdiagnostika? Todėl, kad tai yra susijęs su blogom išeitim. Susijęs su labai dideliu mirtingumu ir yra dabar šiuo metu paskaičiuota, prognozuojama, kad 2040 metais tai bus 5 mirčių priežasčių tarpe. Ir jeigu liga yra, kaip sakoma, diagnozuojama perteklinai, tai visiškai yra nepagrįstos ekonominės išlaidos tų pacientų priežiūrai, kurie iš tikrųjų neturi patologinio susirgimo. Kita vertus, labai jautriai šitą diagnozę sureaguoja pacientai, nes jiem lėtinės inkstų ligos diagnozė asocijuojasi su dializių baubu ir su, taip sakant, netolima mirtimi, ir todėl yra tikrai labai didelis psichoemocinis krūvis tiek pacientui, tiek jo artimiesiems. O klinikiniais tyrimais yra įrodyta, kad vien mažesnis GFG dėl natūralaus senėjimo tikrai nedidina mirtingumo rizikos. Ir jeigu pažiūrėsit, čia yra gyvų donorų tyrimai, jeigu pacientas yra mažiau 54 metų, tai mirtingumo rizika nuo bet kokios priežasties pradeda didėti, kai GFG mažiau 75. O vyresniems negu 75 metų, tai ta mirtingumo rizika pradeda didėti, kai GFG pasiekia mažiau 45. Todėl šiuo metu kai kurie mokslininkai siūlo peržiūrėti slenksčius GFG lėtinės inkstų ligos nustatymui. Ir jeigu pacientas yra jaunesnis, siūlyti didesnį slenkstį, jeigu daugiau 65 metų,
slenkstis turėtų būti mažiau 45 ml per minutę. Jau buvo kalbėta apie GFG nustatymą ir visgi vyresniems žmonėms tas yra dar labiau sudėtingiau, kadangi, kaip matote, čia yra dauguma formulių ir yra paklaida tarp apskaičiuoto ir išmatuoto. Išmatuoto būtų 0, ar ne? Tarp 0 ir tą, ką apskaičiuoja formulė. Tai pagal kretininą iš tikrųjų labai yra netikslios formulės. Ir va šita juoda linija tai yra CKD-EPI. Iš tiesų pakankamai netiksli formulė. Ką siūlo Kadigo? Kadigo siūlo naudoti GFG apskaičiavimą pagal cistatiną arba cistatino kretinino formulės, tačiau, kaip girdėjote, Ernesta irgi pasakojo, tai taip pat gali būti netikslu dėl to, kad cistatinas didėja kitų lėtinių ligų ir fiziologinių būklių kaip nėštumas metu ir tokiu atveju irgi bus ne visiškai tikslu. Kuriamos yra naujos formulės, jos yra tikslesnės, kai yra įvesta korekcija pagal tam tikro amžiaus sveikų asmenų vidutinį serumo kretiną ir cistatiną, tai yra FAS, Full Age Spectrum ir Europos inkstų ligų konsorciumo formulės. Jos yra tikslesnės, bet dar yra ne visai validuotos klinikiniai praktikai. Aišku, jeigu reikia tikslesnio GFG, siūloma išmatuoti GFG, aišku, tiksliausia būtų pagal Jojaksolę arba scintigrafiją su techneciu. Tačiau nenueina iš klinikinės praktikos ir endogeninio kretinino klirensas, kur prieinamas visose ligoninėse, renkant paros šlapimą. Tai nėra labai patogu, bet tai nėra kažkokios tai ir egzogeninės medžiagos ir saugu ir nors irgi nelabai tikslu, bet tiksliau negu formulės, nes tai yra konkretaus paciento duomenys. Ar galima kažkaip išvengti to, kas yra neišvengiama, natūralu? Mokslininkai sako, kad taip. Ir atliekami yra tyrimai su senolitinėm intervencijom. Tai yra medžiagos, kurios sukelia senescencinių ląstelių žūtį. Naikina senescentinės ląsteles. Atlikti tyrimai su kvercetinu, žanšeniu, navitoklaksu. Kuriamos vakcinos prieš įvairius amžėjimo žymenis, tyriami senomorfiniai vaistai, kurie veikia tuos sekrecijos fenotipą reguliatoriai, tai žinomas ir metforminas, ir apamicinas, resveratrolis, melatoninas. Labai ant bangos šiuo metu yra ląstelių tyrimai ir iš tikrųjų tai yra turbūt medicinos ateitis. Kita vertus ir sveika gyvensena, dieta, fizinis aktyvumas tikrai irgi ne paskutiniai vietoj. Tik aišku, tai yra ne tabletė, čia jau reikia mūsų visų pastangų. Na ir noriu parodyti tyrimą, kuris man patiko, kaip kalorijų sumažinimas sumažino senescencijos procesus. Tai buvo atlikti tyrimai su pelytėm, tai kai jom buvo skirta maisto racionas su sumažintų kaloražų, tai iš tikrųjų, žiūrėkit, labai daug teigiamų efektų. Ir uždegimas mažėjo, oksidacinis stresas mažėjo, pagerėjo mitochondrijų veikla, pagerėjo išemijos tolerancija ir taip toliau ir taip toliau. Vyresniem pelytėm, kai buvo skirta, irgi buvo nemažai efekto, nors nebe taip veiksminga, tačiau irgi oksidacinis stresas mažėjo ir fibrozė mažėjo ir pagal biologinį amžių tos pelytės grįžo į tą pradinę beveik būseną. Taigi peršasi dvi išvados. Pirma, niekada nevėlu pradėti. Antra, mažiau yra daugiau. Šiuo atveju mažiau kalorijų, daugiau kokybiško gyvenimo ir kaip profesorius Brėdikis yra rašęs, iš tikrųjų visi jo pažinoti ilgaamžiai buvo mažavalgiai, užtekdavo po porą morkų per dieną. Nežinau, matyt morkų. Ne, apie žmonės. Čia aišku yra metafora turbūt. Taigi, baigdama, norėčiau apibendrinti, kad senstant inkstams iš tikrųjų neišvengiama atsiranda ir anatominių, ir funkcinių pokyčių.
Kai kurie iš jų iki tam tikro lygio neturi neigiamos reikšmės gyvenimo trukmei. Senstant inkstams iš tikrųjų reikia nepamiršti, kad mažėja jų reparacinės savybės, didėja jautrumas nefrotoksiniams ir kitiems rizikoms veiksniams, todėl reikalinga išlikti budriem. Aišku, yra blogai ir lėtinės inkstų ligos hiperdiagnostika ir hipodiagnostika, todėl mums klinicistams yra svarbu atskirti tuos fiziologinius ir patologinius pokyčius, o naujos žinios ir tyrimai bei atsirandantis nauji terapijos būdai turbūt tikrai leis geriau valdyti gerontologinės problemas ir su amžėjimu susijusias kitas lėtinės inkstų ligas. Tai ačiū už dėmesį.